bandėt vis tiek intrigos įvesti šiokios tokios rungtynės pabaigoje. Nu jo, įdomesnis krepšinis nuo to tikrai. O jeigu iš tikrųjų kas nutiko paskutiniam ketvirtį, kai per pirmas 4 minutės pralaimėjo Daskarą, berods 17-2. Jo, Kaunas pakeitė gynybą zoną, paprasčiausiai mes kažkaip nesugebėjome išnaudoti, bandėme tolimais metimais kažką padaryti, nepakrito, jie dasivėjo mus, nežinau. Rungtynių pradžia lyg ir susiklostė neblogai, veikia tas iš anksto parengtas planas, nes palaipsniui didino persvarą iki 18 taškų. Nu, iš pat pradžių tai sakau, kažkaip geriau viskas mums ten sekėsi, bet po to biškį pristabdėm, po to vėl kažkaip įsivažiavom. Tau pačiam turbūt vienas geriausių rungtynių po traumos sugrįžus į aikštelę. Nu jo, tikriausiai. Ir tie lankai, kur iš pradžių tik ir buvo kalbėta, kad šiek tiek ploni, minkšti, vibruojantis. Bet visai nieko, jo, iš tikrųjų visai nieko. Bet pabėgęs į greitą ataką, šiandien netėjai iš po krepšio, bet netėjai iš viršaus, ar tai reiškia, kad vis dar baiminėsi tos... Tai jo, aš galvoju, kad nereikia čia taip užsiplėšti, persistengti, geriau pasisaugoti biškį, kad ateityje būtų geriau. 2 pergalės iš eilės antrajame rate. Kaip jaučiasi komanda ir ar ta pergalių serija dabar jau berods 5 iš eilės suteikia kažkokio pasitikėjimo vis daugiau? Tai aišku, kad komandai visą tai į naudą išeina.